padėkite pasukti į kairę. Kurgi atsitinka problema? Ar suksite iš šitos pusės, ar suksite iš šitos pusės? Vienam tik automobiliui yra vietos. Kaip ir norėtųsi pavažiuoti iki čia, kad galėtumėt užsukti. Tačiau šitam automobiliui tektų sustoti praktiškai čia, norinčiam sukti į kairę. Ar pabandysit kažkas man atsakyti? Tai kaip tada prasilenkti su šiuo automobiliu? Pravažiuojate top liniją, pravažiuojate perėją, pravažiuojate sankirtą ir sustojate toliau tiesiai. Nevažiuojate, nes atsirasite štai šiame taške. Vadovaudamėsi 106 punktų, vadinasi, jūs jau pradžiai važiuojate nebe viduriu, tačiau važiuojate kiek galima arčiau linijos, kuris skiria priešingų krypčių transporto srautus. Tai kaip prasilenkti? Arčiau. Kairiau, kai praleidžiame iš priekio, sukame į kairę. Vienas ir kitas. Bet įsivaizduokite, jeigu tai yra automobilis, kuris užima visą eismo juostą, jam teks tikrai arčiau kirsti kampą, ar jūs teisūs kirsdami brūkšninę liniją. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Jūs galite kirsti brūkšninę liniją, kuri žymi būtent posūkio trajektoriją. Tai kaip su persirikiavimu perėjai? Nėra kelių eismo taisyklėse punkto, kuris draustų persirikiuoti perėjai. Čia daug kas ko gero nustebo. Tai kurią juostą galiu pasirinkti ar turiu pasirinkti, sukdamas į kairę? Šioje sankryžoje galima į kairę sukti tik iš antros eismo juostos. Abiem atvejais jūs esate teisus.